Kartojame, kad pokyčiai mums nebaisu, bet žmonės iš prigimties dažniausiai nori, kad situacija liktų tokia, kokia yra ir dabartinė padėtis nesikeistų. Tai vadinama status quo. Būtent šis kognityvinis šališkumas gali turėti įtakos nenorui keisti esamos situacijos. Kad įveiktume status quo, visų pirma reikia jį pripažinti. O kad sumažintume pasipriešinimą pokyčiams, turime aiškiai vardinti, kodėl pokytis yra reikalingas ir kokia mums iš to nauda. Na, pavyzdžiui, jei manęs netrikdo mano skaitmeniniai įpročiai, arba trikdo kitus, bet ne mane, o gal aš nepripažįstu, kodėl turėčiau kažką keisti. Tačiau jei pripažįstu, kad daugiau prarandu, nei atrandu, skrolindamas Instagrame, priklausomai nuo konteksto, žinoma. Tuomet pirmas žingsnis jau žengtas. Toliau galime detalizuoti, ką galiu gauti iš to laiko, kurį praleisiu skrolinimas. Taip išryškinsiu pokyčio pranašumą ir palengva galėsiu pereiti prie savo naudingesnės veiklos.